Tas vienas raudonas pasimetęs buvo, nežinau, kur eit. Panašiai. Tai šiaip reikia. Atvažiavom į Žuvinto rezervatą, prie Žuvinto ežero paukščių gaudyti. Ir jau girdi čia kažkokie klykavimai. Ir jau visi sulindę į telefonus gaudo. Nieko nepagauna parzylės ir žvirka. Bet tolumoje tai girdisi. Tai tuoj prieisim. Nendrė. Žinai, kad mano vardas nuo Nendrės yra. Indrė Nendrė? Nežinojau, dabar žinosiu. Lapus pakrantės gyvūnai. Man tai panašu, kad šita pas mane buvo įlindus. Bet iš šermonės vis rudas buvo. Rudas, bet ir iš tikrųjų panašesnis jau. Atėjom į stebėjimo bokštelį, tai Indrė jau pilkąją žąsį pagavo, o aš nieko dar nepagavau. Vėjas trukdo garsui, bet čia parodyta, ką apskritai galima pagauti. Tai čia tų paukščių visai nemažai. Net ir tų pačių kormoranų, žiūrėk, yra. Karagas gali būt, kad ant rokiškėje buvo panašus, o tai per žiūronus, kai žiūrėjom. Net nežinau. Dar lankyti neateina. Tai pilką žąsį pagavo ir man pagavo. Ir atėjo ten daugiau namuką paukščių stebėtojų, tai susidarėm tokią nuomonę, kad norint būti tikrų paukščių stebėtojų, reikia būtinai turėti žiūronus. Nes kiek atėjo žmonių, ten ir vaikų, ir suaugusių, visi turėjo bent jau paprastą žiūronus, o vienas tai turėjo ten ir vieną tokį geresnį žiūroną ant kojo, kurio ten nežinau kiek kartų jau sumina, ten jau gal žvaigždės galima žiūrėti. Tai žodžiu, mes dar tokie nerimti paukščių stebėtojai išeinam. Visus turi, man atrodo. Gal čia sukčiauja. Neprisidėsiu iš trins. Kokių dar yra paukščių? O čia ne visi? Kai kurie. Žinai, kad atrodytų kaip anapurinė. Žiedų pavyzdžiai. Čia senoji. Taip pat gal ir dabartiniai tokie. Direkcijos stogo darė žiūronų yra, kad galima pasižiūrėti. Saugusiam žmogui 2 eurai. Ir pačiam pastate dar yra ekspozicija, kad ten visokių paukščių ir visų. Viskas apie tai, kas čia auga ir visokie. Atsižodžiu, susikrint galima su
kiek esu matęs vabzdžių viešbučių, tai nei vienam vabzdžių nesu matęs, visur tuštas stovi. Tai po šitą parką suvaikščiojom, važiuojam namo ir pakeliui dar pro Dusę pasižiūrėsim, kad ten gero. Dusės. Ką kalbėjau? Taip, taigi aš sakau ne apie šitą kalbėjau, tu net negirdėjai. Po to aš jau bet ką dabar pereisiu. Aš belę ką pradėjau. Žodžiu, atvažiavom prie Dusios, nieko gero, didelis vėjas, tai dar pakeliu išsukom prie Metelio, ten biškai įdomiau buvo, bet šiaip žmonių čia yra, kaituoja, paukščių jau nepagaudysiu, tai važiuojam namo.